kitame mače Palangoje Olimpas nušovė Šakių komandą dar pirmajame kėlinyje. Pasižiūrėsime, kaip šios rungtynės klostysis, o jos jau startavo. Jurbarkiečiai atkovoja pirmąjį ginčo kamuolį. Jų starto penketas: Paulius Belevičius, Gintautas Matulis, Karolis Gušikas, Paulius Danisevičius ir Karolis Kokoška. Patirtis be abejo yra Jurbarko komandos pusėje. Čia yra Karolis Gušikas, yra Gintautas Matulis, yra tas pats Paulius Danisevičius. Patirties yra daug, tas pats Paulius Belevičius. Šanso taškus prieš šias rungtynes teko kalbėti su abiejų komandų vyrtreneriais. Povilas Valaitis akcentavo, kad labai svarbu pergalingai namie pradėti seriją, o tą pertrauką išskyrė kaip naudinga, bet dabar atrodo yra pasiruošęs jau pilnai pasveikęs žaisti. Vaivada aštuntfinalyje tose antrose rungtynėse Klaipėdoje rungtynių pabaigoje smeigė tolimą metimą, ir kas žino Klaipėdoje, ten viskas yra labai arti, ir taip po taiklaus metimo Vaivada nužves krepšinio lygos žaidėjų. Mažiau nei 30 sekundžių iki pirmo ketvirčio pabaigos. Aidas Kavaliauskas su kamuoliu, jam erdvė, nusimeta Ulanovai. Vėl Kavaliauskas nesinaudoja Gušiko užtvarą, ten atrodo pražanga. Ketvirtis ir toliau atkakli kova, 3 taškų pranašumo turi aikštės šeimininkai. Kavaliauskas. Karolis Gušikas kyla statyti užtvaros. Kavaliauskas Bulanovui, Bulanovas nusimeta Kokoškai, ten liečia jo metimą varžovas ir kamuolys ataiko, yra įmetęs 2 iš 4. Šiandien apskritai Perlo komandoje tik Railiai ir Vaivada metė baudas. Šis duetas metė po 4, pataikė po 2, tad bendras komandos pataikymas 4 baudos iš 8. Belevičius, buvo prarasta galimybė mesti perdavimą.